Ar esat pastebėję, kad šių dienų vaikai turi be galo daug skaitmeninių dirgiklių, o vaikams svarbu mokytis naudojant pačius įvairiausius pojūčius. Jie nori girdėti, jie nori matyti, paliesti, užuosti. Kakės-makės kalbančios kortelės leidžia plėsti žodyną, lavinti bendravimo įgūdžius. Kortelę galima paimti, įvairiai dėlioti, galiausiai suprasti, kad ji gali kalbėti. Tas mokymosi procesas yra be galo žaismingas ir motyvuojantis vaiką. Kortelėse užrašyti žodžiai ir iliustracijos reguliariai kartojantis įrašo vaikui į atmintį ir jis turi visai nemažą krepšelį to, ko jam reikia. Šių dienų pasaulyje, kur tiek daug skaitmeninių dirgiklių, tai yra puikia priemonė vaikui per pojūčius ir žaidimą mokytis pakankamai patraukliai. Plaunu ranką. Turbūt laikas leisti vaikam mokytis pagal prigimtį, linksmai ir patiriant tai, ko jam labiausiai reikia. Žiema. Kalbos raida yra viena svarbiausių vaiko raidoje. Kakės-makės kalbos kortelių rinkinį sudaro net 224 žodžiai, kurie yra iš skirtingų kategorijų, tokių kaip spalvos, raštai, laiko matavimas, formos, kūno dalys ir dar daug kitų. Noriu pridurti, kad šios kortelės buvo kurtos galvojant apie vaikus turinčius raidos ir kalbos sutrikimų. Kiekviena kortelė turi savo paveikslėlį, užrašytą žodį bei įgarsinimą. Tai leidžia vaikams greičiau įsidėmėti naują žodį, daiktą ar veiksmą. Žaidžiant lavėja ne tik tai vaiko kalba, pažintiniai įgūdžiai, bet ir dėmesio koncentracija, o patiems mažiausiams ir smulkioji motorika. Juk įdėti ir įkišti kortelę patiems mažiausiams yra tikras iššūkis. Kiek vyresni plės savo žodyną ir įtvirtins dar sunkiai įsimenamus žodelius. O priešmokyklinukai kortelių pagalba galės kurti kalbančias pasakas. Kakės-makės kalbančias korteles tėveliai puikiai pritaikys kasdienybėje, o specialistai savo kabinetuose.